fizinė sveikata žmogui yra svarbi ne vien tik dėl pačio fizinio momento, o dėl mentalinio momento, dėl psichologinio momento. Kadangi ir pats daug sportuoju, puikiai galiu pasiekti, kaip veikia mano kūnas ir mano mintis sportuojant ir nesportuojant. Ten, tarkim, nukeliauju praplaukti 2,5 km baseine, kad ir koks tu bebūtum pavargęs ir tu išeini tiesiog užsikrovęs daug daugiau teigiamų emocijų. Tiesiog natūraliai gaminasi teigiami hormonai, todėl aš manau, kad kiekvienas žmogus privalo sportuoti ir judėti, kiek įmanoma būti aktyvesniam. Sveikatingumas tai tiesiog smagus laiko praleidimas, gera nuotaika, gera energija, kompanija, grupinės treniruotės, pat kaip pas mūsų žmonės sportuoja, tai pojūtis, kas sportavęs tikrai žino, išėjus po treniruotės, aplanko toksai džiaugsmas, gera nuotaika, energijos pliūpsnis ir tiesiog tu jautiesi nuostabiai. Ryte galima, kaip sakant, paspausti save labiau. Vakare geriau tempimo pratimai, tokie ramesnė treniruotė. Vakare labiau žmogui reikia atsipalaiduoti, prasitempt, kad jisai jaustųsi labiau pasisveikatinęs. Bent jau 5-10 minučių dienoj, kad jeigu nėra galimybės nueiti į treniruotę, tai bent 5 ar 10 minučių skirti namie, parke kažkur, tai pasportuoti prie jūros. Savo terasą įgi galima, jeigu turi žmogus. Ir puikiausias jausmas visai dienai. Kadangi Palangoje yra labai gera infrastruktūra, tai tu gali keliauti į bėgimo taką Labirintys, kuriame yra pilna treniruoklių. Kas keletą kilometrų yra sudėta įvairiausių treniruoklių, kuriuose galima atlikti vienokius ar kitokius pratimus, kurie lavina tiek rankas, tiek kojas ar kitas kūno dalis. Turime labai nuostabų baseiną Palangoje, kuriame yra taip pat pilna treniruočių, tau tai reikia susimokėti už įėjimą į baseiną. Yra puikiai dviračių takai sutvarkyti šiuo momentu. Ir pačiam mieste irgi yra atskirtas Vytauto gatvė, yra būtent pusė dviračių tako skirta, pusė važiuojamoji dalis, todėl tikrai Palanga yra mylinti dviratininkus. Ne tik dviratininkus, bet ir apskritai, tarkim, bėgikus. Labai irgi lygiai tais pačiais takais galima bėgioti, todėl tau visada yra patogu sportuoti šiame mieste, nes tu turi viską. Labai patogu yra triatlonininkam, nes jie važiuoja dviračių, gali plaukti tiek jūrai, tiek baseine. Turime netoliese dar vieną labai unikalų objektą, tai šalia Palangos yra 313 Cable Park vadinasi. Tai yra vandenlenčių parkas, kuris šiais metais tapo geriausiu pasaulyje vandenlenčių parku. Nebūtinai ar tu esi palangiškis ar nepalangiškis, bet visiems tai yra prieinama. Ir Palangos savivaldybė dažnai finansuoja įvairius projektus, taip pat ir žmonės sportuoja. Savivaldybė irgi dalinai prisideda prie šito projekto. Tikrai Palangos miesto savivaldybė rūpinasi sportu ir kadangi ta infrastruktūra yra labai pritaikyta visiems sportuojantiems, visą laiką yra tobulėjama, visada yra judama priekin. Todėl manau, kad sportuoti Palangoje gali kiekvienas. Judesys, svarbiausia judesys. Tiesiog pajudėti, prasimankštint, kad ir net nežinant pratimų, puikiausiai, belių kokių judesių padaryk ir tu vis tiek jau tu jausies laisvesnis ir lengvesnis.